Tai ką, sveiki. Šiandien, kaip ir žadėjau, atstatinėsime šitą šuolį ir posūkį prieš jį. Tai reikės bermą biškį padaryti pro dešinę labiau ir giliau. Tada sutvarkyti pakilimą, kuris pernai buvo sugadintas. Tai va, varom. Čionais gal iki galo nebekasiu, nes čia tiesiog nereikalinga dalis bermo, kaip ir baigta. Šiaip toks tikrai nemažas bermas gavos, sakyčiau. Visai neblogai. Jau GoPro baigė išsikraut, bet dar šitą pakilimą truputėlį tokio statumo padarys. Tai va, pakilimas kaip ir padarytas, biškis siaurokas, bet dar padarom roliną. Tai va, 2 dienas pralyjo, tai tik dabar pavyko atvažiuoti, bet jo, šiandieną planas bandyti šitą, tai jo, varom dar prasivažiuoti. Tai šiaip šitą džempą aš bandžiau keletą kartų pernai metais, uždėsiu kelis klipus. Tai va, bet nė karto nepavyko labai gražiai nusileisti. Bermas buvo labai vėlai, tai čia labai taip kreivai atvažiuodavo ir šonų mesdavo. Tai kokiais 5 kart pavyko pravažiuoti iki kol buvo sugriauta. Jo, dabar varom į tą trasą ir po biškį pratinsimės. Kaip ir jaučiasi visai gerai, tai manau dar pailsiu, padarau vieną kokį roliną ir bandysim. Nu tai va, reikia tikėtis gero rano ir reikia pabandyti. Tiksliau ne pabandyti, o padaryti. Varom. Tokio grybo nesitikėjau. Džempą į bermą šūdinai peršoko absoliučiai. Tada kaip žemai į tą bermą įvažiavau ir tada šoku kažkur į dešinę. Taip va tiesiai į medį jau buvo. Reik dar varyti. Svarbu tą gražiai bermą prašokti. Kas šiandien nelabai sekas. Nu tai ką, antras važiavimas. Ir dar koją pamečiau. Nu ką, antro važiavimo, 3 važiavimas jau. Nu jo, tas pats kas pernai. Šiandienai labai pavargau. Tiek šiai dienai ir tada atvažiuosiu sekančią dieną. Tai pilna vaikų, kurie jau drožia tą trasą. Tiesiog važiuoja per bermą stabdydami ir tada driftina per pakilimą. Reikia ir pabandyti. Netobulas ranas, varom dar.
Jau, šitas geras žiauriai buvo. Svarbiausia, neliečiau šakos. Nu tai ką, sekantis kartas. Sekanti diena, bet vis tiek viskas kartojas. Šiaip žiauriai šudinai bermą peršokau. Oro pavojus dėl drono. Kaip visada sekas. Nu tai ką, atvažiavau šiandieną. Tai atvažiavau pastatyti, tai reikia įvažiavimą į bermą pakoreguoti. Tada čia biški kažką išvažiavimą. Tai ir tada dar mažinam gepą šiandien. Aš manau, kad tiesiog reikia padaryti bent vieną šitose trasuose šuolį, kuris būtų malonus. Nes čia vis, noris pasidaryti bent vieną šuolį, ant kurio būtų galima pavipinti ar kažką. Jo, dėl to, manau, čia 8 metrai gal neatrodo taip, bet tikrai yra 8 metrai. Tai vis dėlto taip tiesiai iš po to bermo sunku išsisukti, dėl to manau, jeigu atitraukus iki kur nors čia, kokį 1,5 metrą, tada būtų galima išsitiesinti prieš pakilimą. Žodžiu, čia darbo tai žiauriai daug, tikrai tiek nesitikėjau. Nu, per kamerą čia tikrai nieko nesimato, bet su tokiu kastuvėliu reikia čia žiauriai daug perkas, gali būti ir virš tonos tikrai. Tų žemių čia reikia, pagalvojus, kai reiks iki čia nukast. Čia taip nelabai matosi, bet dar ir tikrai didžiulį atstumą, kokį kemcomų gilę reiks nukast. Nu, žodžiu, varom. Tai va, 3 valandas 40 minučių darau, va toks va. Nemegosiu, stebiuos, kad tikrai pavyko padaryti, jau buvau labai pasidavęs vienu metu. Taip tikrai neblogai atrodo. Tai šiaip lyja čia beveik visą laiką, silpnai, bet vis tiek. Tai ką, susitiksime kitą kartą, kada testuosime. Tai va, kitą savaitę atvažiavau. Jo, tai čia buvo vaikų, kurie neperšoka net šitų. Tai sugalvojo tiesiog prarolinti, stabdant per šitą pakilimą. Nieko čia tokio, bet čia kažkas sakė, kad apsivertė kažkas tokio. Nu ką, atrodo šiaip visai gerai. Jo, reikia tik biškį prisistabdyti. Tai kylam į viršų ir su geru ranu bandom. Nu, nice. Taip labai išmeta stipriai. Aišku, to ir norės. Pirmų ranų nežinau, ko tikėtis, tai jo, varom dar. Nu, nausdaivas tai kerta.
Nu šiaip jo jaučiasi visai gerai, bet reikia priprast, tai jo, nes gaunas dažniausiai arba truputį trūksta, arba koks nausdaivas. Dabar visai įdomu pasižiūrėti, ar galima tą džempą važiuoti nevažiuojant visos trasos. Tai reikia pabandyti nuo kažkur žemiau. Nu pažiūrim greitį iš šitos vietos gal. Nu ir ką, labai gerai. Net nedariau rolino, nes greičio tikrai yra. Holy. Tipo beveik tiesas vairas. Jo, nu landingas nėra pats geriausias. Tikrai. Nu ką, važiavimai prasideda. Bet kaip dabar gerai pakilimas išmeta, tobulai. Antrą kartą. Biškį impakto yra. Nu ir dabar varom tik šitą džempą. Let's go. Nu ką, žodžiu, vipai ne man. Reikės vasarą iš naujo mokytis modiniai. Tai jo, tai bus tiek. Nu jo, vėja biškį, a? Jo, nu tai gerai. Šiandien video bus tiek.